Keliuose ankstesniuose svetainės įrašuose jau buvome pateikę nemažą medžiagos apie nematerialiuose realybės lygmenyse įrašytą pasaulio istoriją, taip pat ir kiekvieno žmogaus, dabartinių ir ankstesnių gyvenimų istorijas. O šiame video pateikime daugiau žinių apie tą kosminį informacijos lauką, kuris vadinamas Akašos įrašais arba Akašos kronikomis. Kitas šios informacijos talpyklos pavadinimas – gyvenimų knyga. Atkreipkite dėmesį į pavartotą daugiskaitą. Tai ne vieno gyvenimo ir ne vieno, o daugelio žmonių gyvenimų įrašai. Tai visa, kas kada nors vyko istorijoje. Šios publikacijos pagrindą sudaro Edgaro Keisio ir Kevino Todeši knygos Gyvenimų knyga bei internetinės svetainės The Edgar Cayce Readings, lietuviškai Edgaro Keisio skaitymai, medžiaga. Pasakojimą apie Akašos įrašus pradėsime palyginimu su internetu. Galima teigti, kad kompiuteris ir internetinėje duomenų bazėje sukaupta informacija pakeitė ir tebekeičia mus ir visą mūsų planetą. Interneto greitkeliais perduodamas informacijos srautas tiesiog neišmatuojamas. Ir vis dėlto ši milžiniška sistema ir jos duomenų bazė nė iš tolo neprilygsta tai neaprėpiamai jėgai, atminčiai, informacijos talpyklai, kuri vadinama Akašos įrašais. Žodis Akaša sanskrite, priklausomai nuo konteksto, reiškia eteris, beribė erdvė, dangus. Senovės indų vedose Akašos terminas reiškia tai, kas skleidžia šviesą visur ir visada. Arba, kitaip tariant, tai šviečianti erdvė. Ta erdvė tarsi talpykla, kurioje saugoma visa informacija apie kiekvieną kada nors gyvenusi žmogų. Arba bet kokią gyvą sąmoningą būtybę. Akašos įrašai tai ne tik įvykiai. Juose užfiksuoti visi veiksmai, žodžiai, jausmai, mintis, ketinimai. Visa, kas kada nors įvyko pasaulio istorijoje. Šie įrašai daugiau negu vien sukaupta informacija. Jie labai stipriai veikia mūsų kasdienybę, santykius, emocijas, tikėjimą. Be to, ten surašytos atskirų žmonių ir visos žmonijos galimybės bei jų realizacijos tikėtinumas. Pasak ezoterikų, Akašos tyrinėtojų, bene tiksliausiai Akašos reiškinį apibūdina palyginimas su archyvu arba biblioteka, kuri buvo įsteigta pačioje visatos atsiradimo pradžioje. Ten, toje bibliotekoje, galima rasti atsakymą į bet kokį tave dominantį klausimą. Atsakymo net nereikia specialiai ieškoti. Užtenka tik kreiptis į šaltinį, sutelkti dėmesį ir žinios atsiveria jums. Dauguma Akašos tyrinėtojų ir mistikų, tiesiogiai sėmusių žinias iš Akašų, sutarė, kad tai yra kosminis informacijos laukas. Mistinės žinios, užfiksuotos nematerialioje būties sferoje. Šis informacijos laukas nelokalizuotas kokioje nors konkrečioje vietoje. Jis persmelkia visą esatį ir yra pasiekiamas iš bet kurio erdvės taško. Kronikose saugomi įrašai apie visą tai, ką bet kokia sąmoninga būtybė galvojo, kalbėjo, darė per visas savo egzistencijas. Apie Akašos įrašus arba gyvenimų knygą lyg tarp kitko užsimenama įvairių tautų pasakose ir mituose. Apie juos daug kalbama Senajame ir Naujajame testamentuose. Jie minimi asirų, babiloniečių, žydų, arabų ir kitų senųjų kultūrų šaltiniuose. Šios ir kitos tautos tikėjo, kad egzistuoja ypatingos dangiškos rašomosios lentelės, kuriuose sudėta žmonijos istorija ir visa dvasinio pobūdžio informacija. Naujųjų laikų epochoje
apie Akašos įrašus ėmė kalbėti ir rašyti garsus aiškiaregiai ir naujieji mistikai. Žmonės, kurie vienaip ar kitaip sugebėjo peržengti ribą, skiriančią mūsų realųjį ir kitą, anapusinį, tariamai nerealųjį pasaulį. Pavyzdžiui, Jelena Blavatskaja, XIX amžiaus antrosios pusės rusų mistikė, didžiąją gyvenimo dalį praleidusi Indijoje, Amerikoje, Vakarų Europoje, teigia, kad Akašos įrašai yra kur kas daugiau negu duomenų sankaupa, kurią geba regėti pavieniai anapusinio pasaulio signalams jautrūs žmonės. Blavatskajos manymu, tie įrašai, be kitų jiems būdingų savybių, kūrybiškai veikia dabarties laiką, visą istoriją. Štai citata iš Blavatskajos knygos Alchemija ir slaptoji doktrina. Akaša – tai vienas didžiųjų kosmoso principų. Tai plastiška materija, nekintanti ir kūrenčioji savo prigimtimi. Akaša yra visų galimų energijos formų, materialių, psichinių, dvasinių kvintesencija. Joje slypi visuotinio kūrimo pradmenys, daigai, kurie sudygsta paskatinti dieviškos dvasios. Citatos pabaiga. Austrų filosofas, ezoterikas, vienas iš tarptautinės antroposofų draugijos įkūrėjų, Rudolfas Steineris, ne tik sugebėjo matyti visiškai realų pasaulį, egzistuojantį už materialiojo pasaulio ribų, bet ir semtis iš ten informacijos. Steineris teigia, kad tokius gebėjimus kiekvienas žmogus gali išlavinti ir tada visą informaciją regėti taip konkrečiai, tarsi žvelgtų į šios akimirkos įvykius. Jis rašė, kai tik žmogus išsiveržia iš išorinių potyrių ribų, kai tik jo žinios ima nebesiremti praeityje sukauptų patyrimų, tada jis gali matyti įvykius, kurių neaprėpia pojūčiai. Tada jis mato ne laikiną, o amžiną istoriją. Aišku, ši amžinoji istorija surašyta kitokiais rašmenimis nei laikinoji. Senovės gnostikai ir šiuolaikiniai ezoterikai ją vadina Akašos kronika. Žmonės, kurie įgijo gebėjimą žvelgti į anapusinę dvasinę sferą, ima pažinti praeities įvykius amžinybės kontekste. Praeitis tokiems žmonėms yra nemiręs istorijos faktas, o kupinas gyvybės procesas. Citatos pabaiga. 20 amžiaus pradžioje rusų mokslininkas, akademikas Vladimiras Vernackis sukūrė hipotezę apie noosferą, kurioje pabandė aprašyti mistinę kosminę žinių saugyklą materialistiniais terminais. Pagal Vernackį, noosfera yra viršutinis Žemės planetos biosferos sluoksnis. Tai sąmonės sfera, eterinis laukas, susijęs su subtiliaisiais visos planetos informaciniais laukais. Tai tarsi Žemės planetos atmintis, smegenys, kuriuose užfiksuota visa, kas buvo, yra ir bus. Ši hipotezė išties labai panaši į tai, ką senovės indų vedos ir XIX amžiaus pabaigos teosofai kalbėjo apie Akašos kronikas. Iš šios trumpos Akašos įrašų apžvalgos matyti, kad ilgą laiką Akašos reiškinys buvo periferiška rytų dvasinių mokymų ir ezoterinių įžvalgų dalis. Ir tik 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje jis įsitvirtino naujųjų laikų dvasinių mokymų centre. Įsitvirtino garsiausio Amerikos aiškiaregio, gidūno, holistinės medicinos milžino Edgaro Keiso dėka. Visame pasaulyje jis yra žinomas miegančio pranašo vardu. Daugiau nei 40 metus, pradedant 1902 metais, jis atlikdavo vadinamuosius Akašos įrašų skaitymus. Jis atsiguldavo, užsimerkdavo, susidėdavo rankas ant pilvo, panirdavo į pakitusios sąmonės būseną ir tada imdavo kalbėti, tarsi skaityti iš nematomos knygos. Būdamas transo būsenos, jis prisiliesdavo
arba susiliedavo su žinių šaltiniu, kurį vadino Akašos įrašų knyga arba gyvenimų knyga. Susiliejęs su įrašais, jis gaudavo pačią įvairiausią informaciją ir su mažomis išimtimis atsakydavo į bet kokius klausimus. Anot Keisio, šiame šaltinyje užfiksuota visa, kas buvo pasaulyje nuo pat sukūrimo pradžios. Kiekviena pagalvota mintis, kiekvienas ištartas žodis, kiekviena išjausta emocija, kiekvienas atliktas veiksmas. Kai kuriuose skaitymuose Keisis nurodė, kad iki Akašos įrašų jis kurį laiką keliauja astralinėje erdvėje, pereina daugybę lygmenų, kol galiausiai atsiduria įrašų salėje, kuri yra gana abstrakti vieta, be sienų ir be durų. Ir tada, sako Keisis, aš suvokiu, kad regiu seną žmogų, tiesianti man didelę knygą, o joje įrašas apie tą asmenį, apie kurį dabar ieškau informacijos. Perteikdamas iš įrašų gautą informaciją apie žmogaus sielos istoriją bei jo buvimą šiame konkrečiame kūne, šiame konkrečiame gyvenime, Keisis paprastai prabyla tokiais žodžiais. Taip, mes turime prieš akis įrašą apie esybę, kuri dabar vadinama arba yra žinoma, ir čia Keisis pamini dabartinį to žmogaus vardą. Skaitydamas įrašus, Keisis sugebėdavo atrinkti tą informaciją, kuri konkrečiam žmogui tuo jau gyvenimo periodu būdavo reikalingiausia. Jis dažnai sakydavo, kad pateikiau atrinktus duomenis, kurie dabar yra itin pravartus ir viltingi. Kartu Keisis tvirtino, kad įrašai nėra vien paprastas praeities užrašymas. Jie aprėpia ir dabartį bei ateitį. Taip pat ir tam tikrų metų egzistuojantį galimybių lauką. Antai 304 pranešimo pradžioje jis sako, mes turime padėti bei aplinkybes, tokias, kokios galėjo būti, kokios yra ir kokios dar galės būti. Edgaro Keisio skaitymai įtvirtina idėją, kad mes visi užrašome savo gyvenimo istorijas mintimis, veiksmais bei santykiais su visa kūrinyje. Ta informacija nuolatos mus veikia per karmos mechanizmą. Akašos įrašuose užfiksuotos visos mūsų gyvenimo galimybės ir jų realizavimosi tikėtinumai. Tad mums belieka semtis iš tų įrašų išminties ir jų dėka pažinti savo prigimtį, rasti tik tau skirtą vietą pasaulyje